Labas vakaras. Šiandien eterėje laida Atvira studija ir mūsų svečiai Regina Karaliūnienė, Jonavos krašto muziejaus įkūrėja ir jo vadovė, ir muziejaus specialistės Vilija Vaškevičienė ir Gitana Jasilioninė. Šiandien, gegužės 18, pasaulis švenčia muziejaus dieną. Ir tą progą mes šiandien susirinkom pakalbėti mūsų laidoj. Tai užduosiu aš jums tradiciškai savo klausimus. Norėčiau pradėti nuo tolimos istorijos, kai jūs dar įkūrėt muziejų. Mes jau apie tai kalbėjom, bet man iškilo dar klausimų. Mes prieš metus jau viską išgvildenom šitos, kaip viskas prasidėjo ir kaip jūs kūrėtės. Tačiau tuo metu, kada buvo kūriamas muziejus, buvo viskas labai ideologizuota. Koks buvo tikslas tuo metu to muziejaus įkūrimas? Galbūt jūsų buvo mintis kitokios, bet valdžia, tuometinė valdžia, jinai turėjo savo tikslus turbūt įkurdama muziejų. 1989 metai, tada prasidėjęs atgimimas, tada visiems visko reikėjo ir būtent jonaviečiams taip pat prireikė muziejaus. Bet kalbantis su rajono valdžia tuometinė ir su švietimo, kultūros skyrių vedėjais, tada buvo galvojama įkurti visuomeninį muziejų, kuriame būtų nedaug eksponatų ir jis būtų nepretenzingas ta prasme, kad neprašytų pinigų, žmonės į jį suneštų tų eksponatų ir tokia mintis buvo įkurti tokį visuomeninį muziejų. Kadangi dar tuo laiku buvo ir kraštotyros draugija, dar buvo Jonavos kraštotyros skyrius, tai buvau pakviesta ir įkurti tokį visuomeninį muziejų. Tačiau, kada pradėjau kurti, buvo 50 tik eksponatų ir daug tų eksponatų buvo išnešiota, jų buvo daug surinkta, daug daugiau. Buvo organizuota tuometinėje Jonavos neakivaizdinėje mokykloje tokia jonaviečių paroda. Žodžiu, į tą parodą sunešė žmonės nemažai daiktų, pavyzdžiui, kolekcionieriai atnešė įvairiausių daiktų sunešė jonaviečiai, tačiau kada pradėjau dirbti, daug tų daiktų buvo dingę. Ir mes po to įsiaiškinom, kur jie dingo ir tikrai sužinojom, bet atgauti jų, ir nesiryžom. Ir, o kas tai buvo per daiktai? Kokio pobūdžio tai buvo? Įvairūs buities daiktai, buities eksponatai, ten pavyzdžiui stalo įrankiai, ten įvairūs medaliai, kitokie, kurie išėjo iš tos parodos ir jau į muziejų nebegrįžo. Ir labai keista, kada atėjau, pradėjau dirbti, atvažiavo kraštotyros draugijos, iš Lietuvos Respublikos kraštotyros draugijos atstovės, kurios padėdavo organizuoti visuomeninius muziejus ir jos man pasakė, stebuklas, kad jūs čia norite kurti tą muziejų iš tų 50 eksponatų. Bet metus laiko beveik važinėjau po visą rajoną, kultūros skyrius turėjo tokį autobusiuką, toksai ten surištas, jisai su vėlom toks, buvo dar toks vairuotojas labai įdomus ir mes susėsdavom, dar keli tokie žmonės prijaučiantis jonaviečiai, pavyzdžiui, Julija Jurčicenė tokia važinėdavo kartu su mumis, jinai kaip ir kolekcininkė. Iš mokyklų keli mokytojai susėsdavom ir važiuodavom per rajoną. Tokiu būdu rankiom eksponatus ir per metus laiko mes pririnkom iki 500. Ir tada jau galima buvo pradėti kurti. Ir 1989 metais, rugpjūčio 1 mes atidarėme tą muziejų. Bet po to atsitiko toks labai nemalonus dalykas, kadangi tremtiniams pradėjo grąžinti turtą ir atvažiavo Danutė Garmutė, kuri pareikalavo, kad būtų iškraustytas jų namas Garmų, nes mokytojo Balio Garmaus name, tada Komjaunimo 2 dar vadinosi, dabar Birutės 2, tame name mes įkūrėm tą muziejų. Ir tada mes porėmės prašyti savivaldybės, tada taryba jau susikūrusi pradėjom prašyti, kad kur nors mus priglaustų. Ir tada mums buvo pasiūlyta būtent šitas skyrius, kuriame dabar mes čia sėdime ir
kalbamės, istorijos skyrius, bet tada Donatas Juodelė buvo skyriaus vedėjų, švietimo kultūros skyriaus vedėjų ir mes pradėjom prašyti jo ir galiausiai po truputėlį. Pirmiausia, centrinį korpusą, po to istorijos skyrių ir po to gavome ir dabartinį etnografijos skyrių, tai Žeimių 1, Žeimių 3 ir va šitas Žeimių 5. Be abejo, tai neapsėjo ir be įdomių įvairiausių įvykių, be kuriozų. Aš ten ir paslapčiukais, ir susitardama, ir mums bibliotekos direktorė atidavė raktą nuo istorijos skyriaus patyliukais, tada atėjo valdytojas, atsimenu, sako, kaip jūs čia įėjot, mes jau suvežę visus eksponatus, nu tai ką dabar atėjo, tai jau ir būkit. Ir žodžiu, va, tokių įdomių dalykų buvo ir taip galiausiai atsidarė palaipsniui, tai buvo 92-3 metai, atsidarė visi 3 skyriai. Dar įdomus buvo dalykas tai, kad kada partijos komitetą iškraustė iš jų patalpų, su tokia sąlyga, kad mūsų patalpose būtų jiem vieta. Ir tada netgi reikėjo teistis, kad galima būtų juos iškeldinti iš mūsų patalpų. Na, bet čia padėjo ir merai jau tada, kada jau muziejus pradėjo plėstis, pamatė, kad tikrai jis visuomeniniu nebus, jis bus jau didesnis muziejus, tai vat tokiu būdu po to palaipsniui visas patalpas gavome, bet be abejo problema ta, kad dabar kaip su tom patalpom bus, jeigu jos nebus remontuojamas. Tai jums teko pakariauti? Na, teko. Gerai, o dabar kiek jūs turit fondų, kiek pas jūs yra eksponatų iš visą aplamai? Šiuo metu muziejai sukaupta per 40 000 eksponatų, 24 000 yra pagrindinio fondo ir apie 16 yra pagalbinio fondo. Dar pagrindinis yra skirstomas į atskirus rinkinius. Tai yra archeologijos turim ir daiktinių muziejinių vertybių, ten būties eksponatų daugiausiai, istorinių eksponatų, raštijos, fotografijos, fonoteka, filmoteka yra, plakatai, dailės kūriniai, numizmatika ir labai didelę turim Samuliuvičių sodybos eksponatų kolekciją, todėl kad atskiras filialas yra, tai per 7 000 vien jų yra eksponatų. Nu, skaičiai, aišku, įspūdingi, palyginus su to, ko jūs pradėjot, bet jūs turite ir daugiau turbūt patalpų, ten reikia visą šitą kažkur tai laikyti, tai vien tik tai šitam muziejui turbūt čia netilptų toks skaičius. Taip, be abejo, mus gelbsti pirmiausia Tautodailės amatų centro patalpos Dumsių seniūnijoje Šveicarijos kaime, dabar Šveicarijos seniūnijoje, atsiprašau aš čia. Na ir ten yra 14 kambarių, yra 3 saugyklos, saugyklėlės, nesaugyklos. Ir ten mes eksponuojame gana daug savo eksponatų, kadangi jau didesnės patalpos, tai juose galima sutalpinti daugiau. Be abejo, dėl saugyklų, saugojimo, tai tikrai didžiulė problema, čia Vilija galbūt vėliau ką nors ir pakalbės, kadangi mes praktiškai saugojimui saugyklų tikrai taip, kaip pagal visus reikalavimus turėtų būti įrengtos. Temperatūra atitinkama, turi būti drėgnumas matuojamas, mes šito neturime, nei vienos tokios saugyklos. O kiek dabar žmonių pas jūs dirba muziejų darbuotojai? Šiuo metu pas mus yra 13,5 etatų, o dirba 14 darbuotojų. Yra direktorius, rinkinių saugotojas, ūkio dalies vedėjas, yra specialistai 8, tai pagrindė muziejininkai, turizmo veiklos organizatorė, dailininkė, dizainerė, restauratorius. Dar turime ne tik rinkinių saugotoją, bet ir rinkinių saugotoją ir 2,5 etato darbininko. Tai stalius pusę etato, valytoja ir kiemo priežiūros darbininkas. O kiek padalinių pas jūs yra dabar? Turime 3 padalinius, tai yra minėtas jau Tautodailės amatų centras filialas, Samuliavičių sodyba filialas ir turizmo informacijos centras filialas, kuriame yra tik tai pusė 0,5 etato, tai štai turizmo informacijos centro organizatorė yra Gitana. Nu, mes paskui apie tą organizaciją turizmo mes dar pakalbėsim. Dar aš noriu paklausti, o koks jūsų metinis biudžetas ir kiek jūs norėtumėt jo turėti? Tu jums turbūt trūksta, kaip visuomet. O, norėti, tai žinot, tai mes daug norėtume, bet šiuo metu mes iš viso gauname iš savivaldybės lėšų pernai metų, aš čia sakysiu statistiką. Tarp kitko, jau dabar yra tokia tvarka, kad mes visus skaičiukus savo turime paskelbti savo internetinėje svetainėje.
Jonavoje ir jeigu jonaviečius domintų tie skaičiai, tai prašome atsidaryti mūsų krašto muziejaus internetinę svetainę ir ten galima rasti visus skaičius. O pernai metais mums buvo skirta 334 tūkstančiai, na ten aš jau po kablelio nesakysiu. Taip, ir be abejo mes užsidirbam šiek tiek lėšų iš vairių programų, be to už parduotus bilietus, už edukaciją kitos lėšos, tai žodžiu, tada jau ir tie pinigėliai mums šiek tiek pagelbsti, papildo. Tai žodžiu, vat, o kiek norėtume, be abejo mums metams 500 tūkstančių reiktų jau, jeigu ne tik tai, kaip sakyti, ir atlyginimus truputėlį reiktų pakelti, kadangi kitose rajonuose yra šiek tiek didesni muziejininkų atlyginimai. Na, bet mes jau džiaugiamės šiek tiek jau truputėlį pakilę tie atlyginimai. Ir dar vienas dalykas, mums ir tų eksponatų reiktų labiau įsigyti ir daugiau va tokių įvairiausių, bent jau reprezentacinėm išlaidom, kad turėti, norint organizuoti kažkokį renginuką. Tai žodžiu, vat, tokios mūsų svajonės, o turime kiek turime, bet mes niekada nesiskundžiam ir nesakom, kad mums mažai. Kiek yra, tiek. Reikia žiūrovams dar turbūt priminti apie tai, kad muziejai, jie yra išlaikomi valstybės paprastai ir jie patys tą, ką jie uždirba kažkiek, tai čia tos lėšos paprastai niekas neskaičiuoja, kadangi tai nėra labai daug negali uždirbti muziejai ir jos paprastai išlaiko valstybę. Mūsų šiuo atveju savivaldybė. Taip, savivaldybė, kadangi mes savivaldybės muziejus. Savivaldybės muziejus. Sakykit, kiek maždaug pas jūs, ko ypatingai skiriasi jūs, ko ypatingas mūsų muziejus, tarkim, su kitais rajonais, jūs paminėjot, kad kitose rajonuose ir daugiau gauna atlyginimų muziejus darbuotojai, bet ko Jonavos muziejus skiriasi? Na, pirmiausia, tai reiktų pasakyti, kad mes įsikūrę Jonavos arklių pašto stotyje. Tai vienas išskirtinumas. Aišku, tai iš vienos pusės gražu ir gerai, o iš kitos pusės ir blogai, kadangi pastatai 1835 metų gimimo. Tada, kai buvo nutiestas Varšuvos Peterburgo traktas, buvo pastatytos tarpinės ir kitokios arklių pašto stotis, tai yra antros kategorijos Jonavos arklių pašto stotis ir mes įsikūrę Karėtinėje, Arklydėse ir turime administracijos senai pastatą. Tai administracijos pastatas yra atrestauruotas, o Arklydės ir Karėtinės kenčia nuo, kaip sakyt, na, reikalingas remontas ir kenčia nuo ežėje lubos, iš įrasijos, na, žodžiu, tokie visi dalykai, šitie du pastatai yra pripažinti avarinės būklės pastatais. Tai va, tai, žodžiu, mes jau, kaip sakyti, ir ir visą laiką savivaldybė ir rašom raštus ir prašom ir be abejo kultūros paveldo departamentas suranda visą laiką vis kažkokių problemų, tai sudega tituvienai, tai dar kas nors, o mes tik arklių pašto stotyje įsikūrė. Tai žodžiu, vat... Kiek maždaug reikėtų jums lėšų, kad sutvarkyti šitos, aš suprantu, samatos galbūt dar nėra sudarytos? Buvo sudarytos samatos, jos buvo sudarytos samatos 2003, buvo sudarytos samatos 2006 metais, pagal 2006 metų samatą mūsų krašto muziejui, norint suremontuoti tuos du pastatus, reikalinga 2 milijonai, apie 2 milijonus. Europos Sąjungos lėšom tai neišeitų, nepadeda Europos Sąjungos? Ne. Pastatų remontas tai yra kultūros vertybių apsaugos departamento ir rajono savivaldybės reikalas. Kadangi šiuo atveju du savininkai, tai va taip ir gaunasi, kad sudėtinga yra sutvarkyti. Jeigu būtų vienas savininkas, manyčiau, kad savivaldybė jau senai būtų sutvarkiusi. Bet reikia gauti leidimus, reikia projektų, reikia įvairiausių dalykų. Kultūros vertybių apsaugos departamentas ir Lietuvos paminklai skelbė konkursą. Žodžiu, na ir 2/3 jų pinigėlių, o 1/3 rajono savivaldybės. Atsiranda ir biurokratinių problemų. Na, čia yra taip. Aišku, jūs dar globojat dar filialus muziejaus, dar yra, mokyklose pas jūs yra muziejai, kurie įkurti ne jūsų, bet jūs juos globojat. Taip, tai yra visuomeniniai muziejai, tai yra dabar žinybiniai, jie yra priklauso mokykloms, mes tik tai metodiškai juos remiam, padedam, pakonsultuojam, bet tai yra ne mūsų filialai.
Tai yra tiesiog, jie turi savo susikūrę nuostatus, jie veikia pagal savo nuostatus, nuostatai patvirtinti mokyklų direktorių ir tai tikrai tie muziejai labai kai kurie ir vertingi, labai gerų eksponatų turi. Galima būtų paminėti pavyzdžiui ir Justino Vareikio pagrindinės mokyklos geologijos muziejų, kur tikrai sukaupta nepaprastai vertingų daiktų. Galima būtų paminėti ir Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos muziejų, kur daug labai iš Samulevičių namų, iš Samulevičių šeimos yra atėję vertingų eksponatų, tai yra vienetiniai eksponatai, niekas tokių neturi. Na, daug čia ir kai kurios mokyklos įsikūrusios savo seklyčias ir mokyklos istorija. Pagrindė tai yra mokyklos istorijos muziejai. Tai žodžiu, mes tik tai su jais draugaujam, bendraujam ir remiam juos. Mačiau, tarybos posėdžių buvo ginčiai tarp tarybos narių apie tai, kad kuriant naujus filialus, kad reikėtų vis tik sutvarkyti pirmą jūsų pagrindinę būstinę, o paskui jau tik tai kurt kažkur tai, kad nešvaistyti lėšų. Kokia jūsų nuomonė, ką jūs skaitot? Na, čia kaip visada, čia ugnis pirmiausia be abejo į mane, kad Karaliūnienė lyg tai ir norėtų Bogdano muziejų įkurti, Karaliūnienė lyg norėtų, kad Petro Vaičiūno gimtinė nenumirtų visiškai ir toliau kurti, bet iš tikrųjų tai jeigu mero potvarkiu yra sudaromos komisijos, kurios svarsto tos klausimus ir priima sprendimus, tai ne aš viena tos dalykus svarstau ir sprendžiu ir nei mano pareigas įeina, nei aš turiu galimybių, nei aš galiu tokius dalykus spręsti. Ir dabar, kadangi buvo sudaryta komisija dėl Konstantino Bogdano atminimo įamžinimo ir ta komisija taryboje pristatė būtent klausimą, ar tikrai yra tikslinga kurti tą muziejų ir buvo numatyta jį kurti, nors dar nei pinigėliai nepaskirti, nei galutinai nesudaryta sąmata, tai mes ir laukiame šito. Jeigu taryba pasakys ne, tai be abejo bus ne. Kadangi taryba dabar pritarė, mes pačios buvom labai nustebintos, kad Bogdano muziejaus kūrimui pritarta, o dėl Vaičiūno gimtinės vėl yra sudaryta komisija, kuriai vadovauja vienas iš vicemerų ir vėlgi mano balsas ten vienos tikrai neužgož visų kitų, kadangi ten 12 ar kiek ten žmonių ir kaip visi nuspręs, taip ir bus. Be abejo, aš tai laikausi tokios pozicijos, kad pirmiausia reikia sutvarkyti tai, ką mes turime. Pirmiausia, reikia sutvarkyti arklių paštą. Arklių pašto stotis tikrai tai yra ne tik tai kaip ir muziejus, bet ir architektūros paminklas ir ta prasme reiktų ją sutvarkyti ir tik tai tada pradėti kurti dar kitus muziejus. Dabar sakyt, kaip jums sekasi, mes praeitais metais kalbėjom apie eksponatų įsigijimą, kaip jums sekasi dabar įsigyti per tuos metus, ar jūs kažką tai įsigijot ir ką jūs svajojate įsigyti, ką jūs norėtumėt muziejus? Na kaip, įsigyti, aišku, įsigijom per metus, mes paprastai įsigijom per 1000 panašiai eksponatų, tai aišku, įvairaus dydžio ir labai įvairūs eksponatai yra. O ką svajotume, tai aišku, dabar neseniai gavome iš Konstantino Bogdano skulptūrų jau įsigijom, tai aišku, norėtume dar šiek tiek gauti, jeigu ateityje to labiau bus kuriamas filialas, kad, kaip sakyt, žmonėm parodyti turėtume ką. Turime ir ikonų didelį rinkinį, bet turim 19 amžiaus, svajojam, kad gal kažkokių senesnių, to labiau, kad mūsų krašte čia irgi yra ir sentikių, ir įvairių konfesijų, tai vat kažką iš bažnytinių dalykų norėtųsi. O ką čia dar mes turim? Bogdano pypkių kolekciją turim, tai va, kaip minėjau, dar kažką norėtume įsigyti. Daug ką norėtume, bet žinot, riboja pinigai. Taip. Ar buvo pas jūs tokiu atveju, kad dingtų koks nors eksponatas per tą istoriją jūsų muziejaus? Buvo vieną kartą labai įdomus toks atsitikimas, vitrinos buvo santariai uždarytos, su stiklais jos ir dingo revolveris. Buvo pavogtas revolveris. Mes čia sukėlėm visą policiją ir, žodžiu, pradėjom paieškas, tai buvo turbūt 95 ar 96 metais, 4 turbūt metais,
Ir kadangi mes labai tikrai rimtai užsiėmėm tą paiešką, tai yra vertingas eksponatas 1863 metų sukilėlio revolveris ir ieškojom labai rimtai su nepilnamečių, tada dar tą inspekciją su policija ir labai šaunus vyrai tikrai policijos tuo metu buvo, kurie tikrai mums labai padėjo ir mes suradom ir gražinom. O kitą dieną tas berniukas, kuris išnešė tą revolverį, 12 metų vaikas, išvažiavo į Ameriką gyventi visam laikui. Tai žodžiu, reikėjo tik vienos dienos, kad mūsų revolveris būtų išvažiavęs į Ameriką. Tai va toks atsitikimas vienas buvo. Norėjau dar paklausti, ar jūs turit galbūt kokį nors labai retą eksponatą jūsų muziejai, kur vien tikrai dėl to eksponato galima būtų ateiti. Tai va, šiuo metu kaip tik jis yra paskolintas tas eksponatas, kadangi jis yra unikalus, yra 13 amžiaus kalaviją turim, tokio neturi netgi valdovų rūmai, šiuo metu mes jiem 8 metam paskolinę su sąlyga, kad jie sutvarkys, restauruos. Ir paskui gražins muziejų, o kol kas pasidžiaugs Vilniečiai. O šitie eksponatai jie yra pas jūs reklamuojami kažkur tai jūsų puslapį, gal internetiniam? Yra, taip, šiek tiek yra. Kiek galima reklamos, kas susijęs su eksponatais. Ir Lietuvos muziejų tinklapį yra, irgi šiek tiek yra. Ar jūs važiuojate užsieniai pasistažuot, pasidalinti su muziejininkai užsienį? Ten be abejo turbūt kitaip finansuojami muziejai negu pas mus. Važiuodavom anksčiau labai dažnai, kadangi dažnai buvo organizuojama, dabar šiek tiek mažiau, dabar jau aš, kadangi pasenau, tai mergaitės važiuoja kartais ir į artimesnius respublikas. Tai va, tai žodžiu, man tai labiausiai tiko ir patiko tai Prancūzijos muziejininkų veikla. Mes lankėmės daug, labai aplankėme muziejų ir Paryžiaus, ir Luvre buvome, žodžiu, mums Luvrą pristatė restauratoriai ir jų muziejininkai, ir saugyklas matėm, ir visą kitą. Matėm valstybinį Paryžiaus centrinį muziejų istorijos, kur tikrai nustebino, žinot, mastai, stebina mastai. Ir labai gilinomės į Prancūzijos edukaciją muziejų, tai po to mes atvažiavę rengėm projektą Menas kaip žaidimas, ten laimėjom šiek tiek ir pinigėlių, tą projektą laimėjom. Na, žodžiu, tai tikrai buvo jau senokai, 2002 metais, bet dabar mergaitės, kada išvažiuoja, jau šiek tiek dabar, žinot, tas kompiuterijos amžius, jau dabar šiek tiek kitokie ir tie muziejai, daugiau viskas suskaitmeninta. Parodos pristatomos būtent, žodžiu, naudojant skaitmeninimą. Ir Lietuva jau, ne tik tai, kad užsienis, bet ir Lietuva eina tuo keliu. Ir čia su skaitmeninimu turime problemų, kadangi specialistų neturime, na, bet po truputį ir stumėmės. Mes pirmiausia pradėję esam skaitmeninti būtent mūsų ikonas, kadangi tai yra dailės paminklai ir paveikslai. Na, čia gal Vilija daugiau apie skaitmeninimą galėtų dar kelis sakinius pasakyti. Kelis sakinukus, nebent žinais kažką, tai kad dabar sukurta Lietuvoje yra tokia sistema, LIMIS jinai vadinasi, integrali muziejų informacinė sistema. Tai vat, po truputį įsijungia didieji muziejai, o nuo kitų metų, ar jau nuo šių metų galo jau turėsim ir mes šiek tiek turėsim galimybę jungtis. Tai vat, šiuo metu yra muziejų metai paskelbti, yra virtuali paroda. Jūs eksponuosit savo eksponatus, jūs taip, yra galimybė tiesiog nuo 5 iki 15 eksponatų, ką mes turim unikalaus, kad galima įdėti ir tiesiog pademonstruoti internetu. Taip. Dabar toks pavyzdys, aš kaip paprastas pilietis, paprastas vienavietis, atvažiuoju, sakykime, į Anykščius ir turiu porą valandų, neturiu ką veikti ir neturiu kur nueiti. Nu, aš paprastai einu į biblioteką, sėdu prie kompiuterio ir tos 2 valandas aš ten praleidžiu. Bet galėčiau aš nueiti ir į muziejų. Taip ir turėtų būti pagal viską, bet kažkaip tai aš vienas dalykas pasigendu reklamos ir ten manęs nelabai kas kviečia, man taip atrodo. Ir dar įdomu, gidas mane ten pavedžiotų, jeigu aš ateičiau į tokį muziejų. Mes turim gidų čia pas jūs muziejų, kaip būna.
Kaip organizuojamas? Taip, mes pirmiausia pas mus labai gerai tai, kad pakliūva pirmiausia žmogus į turizmo informacijos centrą atėjęs. Ir mes dirbame ir sezono metu, ir šeštadienį, sekmadienį, o ne sezono metu ir šeštadieniais dirbam. Žodžiu, visada žmogus užėjęs gali surasti mūsų žmogų, ar tai turizmo informacijos centro organizatorių, ar muziejininką, kurį nors iš muziejininkų, kuris pristato mūsų rajoną, pasako, ką galima aplankyti, ar tai galerijoje, kas šiuo metu veikia, ar pas mus, paduoda ten, pavyzdžiui, žemėlapį ir, žodžiu, žmogus jau gali, o jeigu patį muziejų aplankyti, na tai pas mus vaikams 3 litai, suaugusiam 5 litai, bet šiaip pavienius lankytojus aptarnaujam nemokamai. Jeigu žmogus pirmą kartą ateina, o dar jeigu užsienietis, tai jis ten gal nepasikeitęs su pinigėliu ar šiaip, tai jau mes stengiamės. Ir tada mūsų darbuotojas vedžioja ir pristato. Šiaip ekskursijas pas mus veda, tai Danutė Snitkienė, aš vedu, kadangi turiu kategoriją, aukščiausią kategoriją gido, vedam ne tik tai muziejuje, po rajoną ir po Respubliką kartais, ar į Kauną, ar kur, žodžiu, kaip pagal mūsų lankytojų interesantų pageidavimus. Ir taip. O mūsų muziejus tai eina kokį nors maršrutą, tarkim, jeigu važiuoja turistai iš užsienio arba jie užsuka pas mus čia jau. Taip, labiausiai, sakyčiau, lankosi pas mus tai žydų kilmės žmonės, kurie ieško vis savo šaknų čia mūsų Jonavoje. Kaip žinote, Jonava seniau iki Antrojo pasaulinio karo buvo apgyvendinta gan gausiai žydų kilmės, žydų tautybės žmonių. Ir, žodžiu, šitie dažniausiai lankosi ir su dviračiais važiuojantis įvairūs užsieniečiai, aš apie užsieniečius tik kalbu. O lietuvių tai tikrai mes turime labai dažnai ir mus pamėgia, ir mus labai lanko Kauno gimnazijos, dauguma Kauno gimnazijų, ten ir Švyturio, aš dabar neišvardinsiu, netgi visų nepasižiūrėjau. Tai, o čia turistinės firmos pas jūs jau įtraukia jūsų maršrutą? Žodžiu, mes, pirmas dalykas internetas, be abejo, atsidaro internetą, pamato. Antras dalykas, mes bendradarbiaujam su jaunųjų turistų centru Kauno, su jaunųjų turistų centru Vilniaus. Mes bendradarbiaujam su gidų gildijom įvairiom, su kuriais tiesiog pasakom, pasiūlom, vat gidas ten, pavyzdžiui, Vilniečiai pasiskambina, klausia mūsų, gal jūs ten ką nors turit, mes pasiūlom vieną kitą maršrutą, labai pas mus vilioja be abejo Lokės pėda, na dabar šiek tiek jau truputėlį mažiau, kadangi Lietuvoje atsirado daugiau tų panašių tokių parkų, bet Lokės pėda, be abejo, žmonės nori ir kariuomenės. Ir anksčiau labai mes buvom išvystę tą su kariuomenė bendradarbiavimą ir tas ekskursijas. Bet žinot, kariuomenė, tai visi įsivaizdavo, kad kariuomenė tik veda ekskursijas ir ten daugiau nieko nevyksta. Na, kariuomenė jau tikrai, kaip sakyt, pavargo nuo šito ir jie dabar jau mažiau, bet dažnai dar ir į mokomąjį pulką nori, atsirenka vaikus, tai būdavo pirmokas jau nori į kariuomenę, antrokas ir taip toliau, o dabar 6, 7 ten vyresnių klasių moksleiviai, žodžiu, šiek tiek, kad tam tikra motyvacija būtų ir taip toliau, dėl to, kad negalima taip. Na ir, sakyčiau, tikrai vilioja ir Achema. Dėl to, kad įdomu pasižiūrėti, bet mes Achema tai ne į teritoriją, jau į teritoriją tai ten derina tada jau su Achemos administracija. Bet... Noriu dar paklausti diskusiją, mačiau, kad vyksta diskusija, Jonėdoje buvo straipsnis apie tai, kad vis tik ir apie vietovės, ir apie istorinius dalykus yra kažkokie tai pas jūs ginčiai. Nu, tai yra gerai, kada yra ginčiai, tada jau įsiaiškinsit galutinai, ką jūs galėtumėte dėl to konkretaus atveju. Na, žodžiu, man tai šiek tiek ir skaudoka. Aš nesitikėjau, kad laikraštyje pasirodys to pykčio tokio. Paprasčiausias dalykas buvo paprašyta manęs, kad aš pakomentuočiau tą ruošiamą knygelę ir jinai nebuvo pilnai sutvarkyta ir aš parašiau tai, ką, kaip sakyt, žinau ir dabar mano istorinių šaltinių ten kaip ir neįdėta, kadangi aš atsakiau tik tai, bet galėjom susitikti, pasiaiškinti ir nebūtų sakyčiau, tas straipsnis šiek tiek žeidžia, bet niekada negalvoji, kad kai žmogus supyksta, kas būna. Na, bet manyčiau, kas yra blogiausia, kad iki galo nėra ištirta Jonavos krašto istorija.
Ir dėl to, kad mūsų mažai istorikų tyrinėja jonaviečių. O Vidmantas Jankauskas, pavyzdžiui, ten jis negali pasakyti nei šiaip, nei taip, nes jis irgi nėra ištyręs. Ir pavyzdžiui, užsikabina už vieno klausimo, kad čia abudu lyg teisūs, kiti klausimai čia lyg ir abudu neteisūs. Galų gale nurodomi istoriniai šaltiniai, o aš tų istorinių šaltinių ten nenurodžius ir gavosi kaip gavosi, rašė, parašė, ką dabar darysi, tai. Dabar apie turizmą, mes apie maršrutus, jūs organizuojate šitą reikalą. Ką galima būtų pasakyti apie mūsų muziejų, kaip aš klausiau, kad jisai stovi kažkokiam tai, kažkoks tai maršrutą, į maršrutą įeina kažkokia, tai ir kiek pas mus tokių yra grupių žmonių, kurie užvažiuoja pas mus? Pas mūsų grupės tai būtų daugiausiai iš tikrųjų tai moksleiviai, kadangi mūsų renkasi ne kaip pagrindinį tikslą, bet mes truputį būnam pasirinkti, kad, pavyzdžiui, jie į Lokės pėdą važiuoja papramogauti ir aišku, mokytojai visada nori, kad vaikai susipažintų ir su kraštu. Ne tik ta pramoga būtų tokia, kad jie pasilakstė. Tada jie kreipiasi į mus ir jie prašo, kad mes truputį supažindintumėm su tą miesto istorija, parodytumėm jiems senamiestį, senas vietas, galbūt įdomesnės vietas. Mes, aišku, atvedame ir į muziejų, į parodas, kada turim irgi pristatom tą truputį mūsų kraštą. Ir būna, dabar jau kažkaip pasipylė ir tokių atskirų grupelių, net studentai sugalvoja suorganizuoti kolegai gimtadienio progą. Tokia kaip ekskursija, kad susipažinti, jie pasirenka kažkokius tai taškus ir jie iš Kauno važiuoja pro Jonavą irgi prašo įdomiau kažką, tai vėl tai yra kūrybinis darbas. Tu kalbėsi su žmogum, kuris kreipiasi į tave ir tu matai, ko jam reikia, galbūt kitą kartą tą ekskursiją kažkokią lengvą ir pramogą įpini, kadangi vis tik, kad žmogui būtų įdomu. Muziejus randasi labai patogiai strategiškoje vietoje. Jeigu čia būtų gera parduotuvė, tai aišku, čia būtų daug kas pretenduotų į tą vietą. Tačiau ar jūs prekiaujat kokiais nors suvenyrais, bukletais ir taip toliau? Būna kiti muziejai prekiauja ir to naudojasi. Kaip pas jūs tokia? Pas mus prekybos nėra, mes teikiam nemokamą informaciją, susirenkam į parodas, dalyvavom šiemet turizmo parodoj, tai tiesiog ėjom per visus kitus rajonų atstovus ir prašėm tos informacijos, kad turėti pas save. Jonavoje, jeigu mums žmonės kitą kartą kreipiasi, kad turizmo informacijos centras turi ir regiono visą informaciją, tai mes nemokamai tik tai tą informaciją teikiam. Taip, laikas mūsų jau eina į pabaigą, labai greit prabėgo, o dar aš norėjau pasakyti dėl archeologinių darbų. Pas mus rajone ar vyksta archeologiniai kažkokie tai darbai, kaip jie yra finansuojami ir kas jais užsijama? Taip, archeologiniai įvairūs kasinėjimai, tyrinėjimai vyksta ir dažniausiai savivaldybė finansuoja arba jungtinės būna lėšos. Šitos archeologinius visus kasinėjimus organizuoja mūsų pamiklotvarkininkė. Bet mes gauname ir eksponatų, mes gauname tų archeologinių kasinėjimų ataskaitas ir dabar kaip tik turime vieną iš ataskaitų čia miesto senamiesčio. Taip, buvo senamiesčio, čia Sodų, Klaipėdos gatvėse buvo tyrinėjimai, tai labai ataskaitą atsiuntė didelę išsame ir gavom tuos eksponatus. Jūs pasipildot tais eksponatais, kur... Taip, jie tiesiog mums perdavė. Aišku, kągi, mūsų laikas jau pasibaigė. Ačiū Jums už įdomų pokalbį ir sėkmės darbos. Ačiū Jums.